šiandien pas mane čia yra toks žmogus, kur aš tai, pavyzdžiui, jo didžiuojuosi. Realiai tai aš nemeluoju tau iš tikrųjų. Nes tu tas esi žmogus, kur, aš apie tai iškart pagalvojau, apie kurį čia galima būtų pasikviesti. Nes realiai šitą podcastą sugalvota buvo filmuoti, žinai, kada? Edgarai, kada? Penktadienį? Ketvirtadienį. Sako, davai filmuokit podcastą, vėl čia darom. Ta prasme, žinai, mes šiaip filmuodavom ir anksčiau. Buvo momentas. Bet būtent su Starčiša, kad reikia podcastą daryti, sugalvom ketvirtadienį. Žmonių, kurios pakalbint, tikrai nėra labai daug. Kas, kalbant apie kalėjanus ar ne, apie su kalėjanai susijusių žmonių. Nes Lietuva maža. Ir dar, kad žmogus būtų susijęs su kalėjanais ir ne tik su kalėjanais, bet toks būtų aktyvus, verslus ir dar užsimtų tokiais didžiais darbais, apie juos mes šiandien ir pakalbėsim. Ir ne tik didžiais darbais, bet ir veikla tokia, žinai, įdomia, kur tu šiandien mum atsiskleisi iki nežinau, kiek norėsi, aišku. Galbūt. Tai aš noriu pristatyti šiandieną Tomą Mickų, aktyvų kalėjanų entuziastą, kuris labai apie tai neskelbia niekam kažkur labai viešai, bet iš tikrųjų apie kalėjanus žino gerai, ar ne? Bent jau kaip ten Marokė koks? Galvoju, kad žinau, kažkiek. Galvoju, kad žinau, kažkiek. Pasikurt moku. Jo. Tai, žinai, aš tų klausimų iš tikrųjų labai daug prisirašiau, bet jeigu mums iš visos kalbėsenos įsirituliaus, kad mes galim pajudinti ir daugiau kažkokių temų, kurių aš net ir neplanavau, tai valio. Vadinasi, viskas pavyko. Nes geriausias pokalbis yra, kai ekspromtu viskas vyksta. Taip. Tai žiūrėk, aš pirmiausiai tai noriu tavęs paklausti, kada ir kaip prasidėjo tavo meilė į kalėjaną? Meilė, ar čia pomėgis, ar kaip čia pavadinsi, žinai, čia negali sakyti, ar priklausomybė. Aš šiandien tik tai supratau, kad einu į podcastą. Buvau pamiršęs. Ir galvojau, iš tikrųjų, kad tu šito klausimo manęs ir paklausi. Kada prasidėjo. Šiaip, žinok, net nesugalvojau, nepamenu, bet tikrai, manau, ne Lietuvoje. Matai, koks kalėjanistas? Ne. Žiūrėk. Neteisingai rūkai reikia užsidėti galiuką. Sorry, kad pertraukiau. Skaniau rūkosi. Žiūrėkit, kebra, čia toks netradicinis visiškai užsiėmimas dabar ką darys, nes aš visai net pamiršau iš to, koks aš esu excited. Ačiū. Nežinau, ar tu turi šitą? Turiu, 20. Ir mano visa komanda turi tokius. Aš tiek jau perdovanojau, ne? Tai žodžiu, galiu užsidėti, aš ir užsidėsiu. Ant reklamos. Jeigu čia mums netrukdys. Tai čia su juo reikia įrūkyti, bet man metalinis neskanus, tai aš jį tik tai taip. Aš jau apčilpiau savo, tai neduosiu. Taip, Tomai. Tai labai atsiprašau, kad pertraukiau jūs, ponas. Bet kokiu atveju, tu net neatsimeni, kada pradėjai ar ne šitą, bet, bent jau kažkoks įsimintiniausias, nuo ko pradėjai? Nepradėjai gal nuo cigaretės ar nuo kokio tai? Ne, aš niekad gyvenime cigarečių ir nerūkiau. Turbūt ant vienos rankos suskaičiuočiau, kiek cigarečių per gyvenimą surūkęs. Dar liktų, manau, vietos rankoje per pirštų. Okay. O ta pradžia, tai sakau, aš tikrai nepamenu, bet taip jau, kad turėjau kalėjaną, kūriausi tai, manau, kokią 15 metų, gal net daugiau. Ir jūs pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo šitas kalėjanistas 15 metų rūkantis, galvojat, čia kalėjanas kažką daro blogo? Oda atjaunina. Ne, realiai tai 15 metų, bet klausyk, tu irgi buvai tas kaip čia pradininkas, ar ne, toks pradžiamokslis, kur su apvaliu angliuku, ar iškart nuo kokosinių pradėjai? Ne, tai be abejo, tai ir folija buvo, ir tos taurelės, ir tie kalėjanai, tie metaliniai, egiptietiškai gal buvo. Šlangos tos tokios, jo, kur kaip sako, išplauni vieną kartą ir ištirpsa, kaip mirusių tie batai, žinai. Cukrus, čia arba. Panašiai. Tai va, ir šiaip tu pats labiau įsitraukiai į tą ritualą, vadinkim, ar žmona čia, ar kažkas? Ne, tai aš čia gal pradininkas. Nežinau, šiaip skanu jį parūkyti,
kažkiek gal galvą atlaisvina minčių, žinai, gali skirti tam laiką, ar kiekvieną dieną, ar kas kelintą parūkai, tai darbus gali nudirbti, jeigu turi va pietų kažkokią minutėlę. Tai... Pastai toks gal įprotis susiformavęs net, ar ne? Jo, aš manyčiau, kad dabar įprotis. Jo. Ką ir pastebėjau iš tiesų. bet kokiu atveju, tai aš sakau, kad aš pats, pavyzdžiui, aš cigarečių irgi nerūkau. Man jų gali nebūti. Ir ta prasme, bet aš galiu ir būti be kalėnų, realiai. Aš ir tų pačių veipų net negaliu rūkyti, nes man, žinai, gal tą veipą būtų parūkyti, gal ten ar skaniau kitam, bet tiesiog man neprilipu jisai. Kalėnas toksai, švaresnis, aš galvoju. Klausimas, žinai, čia iš tikrųjų diskusija labai didelė. Šiaip su vienu žmogum buvom diskutavę, jisai net sakė gal net, kad jisai, žiūrėk, čia šitam podcast'e mes negalim taip persistengti su gyrimu kalėnų. Taip. Ta prasme, čia paskui busim netinkamai suprasti ir po to žiūrim pašte jau labas vakaras. Ryte policija barškina. Paneikit, kad jum kalėnų skanu. Tai va, bet... Tai jeigu tu taip sakai senai rūkėjai, ne tą kalėną, bet atsimeni tokį, gal tokį pirmą ir gal net nemalonų, nes sutikim, kad daugelis žmonių, žinai, pradeda ne tą kalėną rūkyti ir pasidaro į tokį, aš tai vadinu, dratas, ten koks, ten džebatas, egiptietiškas, turkiškas. Gal taip, iš vis nepasikūrė normaliai ir tada susigadina tą patirtį. Tai buvo toks momentas, kai tu tą patirtį, kaip sakyti, kažkiek pasibloginai, žinai, ir net buvo, kad vos neatitolai nuo to, ar neatsimeni? Ne, kad atitolau tai nebuvo. Nebuvo pas mane to kažkokio persirūkimo. Tik tai viena istorija tokia, kad mes prieš 4 metus buvom Tunise, ralyje. Ir aš kažkaip neįsidėjau savo kalėnų. Aš šiaip dažniausiai vežiojuosi į varžybas savo kalėnus. Ir mes nuėjom ten, radom dykumoje kažkokį tai bariuką, miestelį su 300 gal gyventojų ir sakau, ar turi šišą? Jo, sako, turiu. Tai jis atnešė tą šišą, tą metalinę, su tą šlangą, žinai, įrančią. Ir folija matau uždėta, kas viduje ten neaišku, kartais būna gerų tų, žinai, skonių, kartais būna prastų. Ir jis prasidarė tą pečių, kur picos ar kažką ten kepa ir tą malką uždėjo. Tokia didesnė tą malką. Ir aš sakau, čia, žinai, kaip reikia palaukti bent 5-6 minutės, dar nerūkom, aš jau čia tikiuosi kažko. Aišku, ten lūkesčiai nebuvo tokie jau dideli. Ir kai aš įtraukiau pirmą tą dūmą, tai visada, dažniausiai aš arba paratraukiu, arba, ten komanda kartais būna ir 20, ir 30 narių. Ir sakau, hebra, jisai nerūkumas, neškit atgal. Tiesiog, mums nepavyko ten, nes ten skonis, turbūt nuo tos anglies, ten, aš galvoju, kad ten gal ta deginta anglis buvo ir tokio skonio dar nebuvau rūkęs niekur. Nebuvo įmanoma, nes ten burnoje smala tiesiog buvo. Ten vieno Coca-Colos buteliuko nuriebalinimui nepakako, žinai. Tai toks va ir buvo. Ten buvo tas lemiamas sensas, kur tavo 15 metų patirtyje ten 7 metus iš karto atmeti, žinai, iš karto, nes ten sugadina viską, žinai, realiai. Panašiai. Supranti, kad žmonės, ne visi gali ir ne visi moka tą padaryti. Tai... Jie galbūt net įsivaizduoja, kad, ale tai turėtų būti natūraliausiai kaip įmanoma, žinai, maždaug, vos ne tabakas irgi ką tik nuskintas nuo iš lauko, žinai, o anglis, kokosinė čia per daug gal net. Taip. O žiūrėk, dabar labai gerai, kad apie ralį užsiminė, iš tikrųjų ralis tai čia yra tavo gyvenimo dalis. Ir tu šitoj vietoj, man čia ir labiausiai lipo, žinai, nes tu kiek kartų skirtai, kiek man video esi siuntęs, kuriuos ir pamatys šiandieną žmonės, nes įmontuoti jie bus mūsų pokalbiai. Tai ta ralio patirtis, ar ne, ir kalėnai, ir visas kaip sakyt, kada ralis pas tave atsirado apskritai, jeigu taip kalbant, prieš kiek laiko? Tai šiaip aš, sakykime, į tą klasikinį ralį tai turbūt nuėjau 13-14 metais, o tuo sportu, sakykime, šiaip benzinas, kad pradėjau kvepėti, tai vaikystėje, žinai, tik tai nebuvo tų galimybių.
nebuvo, sakykime, kas padėtų, tai turbūt jau virš 20 metų. Pradėjau šiaip su keturračiais, nu tai ten iš pradžių buvo vaikystė ižai, javos visokios, o paskui prasidėjo keturračiai, prasidėjo tas sportas kažkoks ir va nuo to va visas įsirutulioju, kur dabar va esu. Tai aišku, aš čia gal esu ne savo noru, nu kaip ne savo noru. Norėčiau būti kitoj disciplinai, bet gyvenimas privertė atsidurti čia. Supratau, bet tu pats iš Šakių esi. Jo, kilęs iš Šakių. Suvalkietis, sveikis. Ne, aš Zanavykietis. Bet Suvalkietis irgi, nes Šakiai nesuvalkės skaitas. Nu, kaip kam, žinai. Iki Nemuno. Iki Nemuno netoli. Tu buvai, ta prasme, Napoleono kodeksą papuolė, žodžiu, jau, taip, kur feodalizmą greičiau panaikino, tai ta prasme, ten tie mandresni, kur. Prie mandresnių. Nežinau. Netaikiau savo. Čia reiktų Maibachą pasikviesti, žodžiu, jeigu norim apie istoriją, kad papasakų, tas tai viską atsimenu, mačiau. Istoriją mokinus. Jo, tik tai nereikia gal, kad kitom temom pasireikštų. Užtenka tik tiek, kad būtų. Dabar, žiūrėk, pas tave bagiai, ar ne, atsirado, nes tu, sutikim, turėjai motosporto galiu vadinti taip? Jo. Motosporte turėjai galbūt tokių, sakykim, sukrėtimų, ar ne, galima apie juos kalbėti. Taip. Tai tu papasakok, kas nutiko, nes pas tave bagiai atsirado ne šiaip savo, kad sugalvojau, žinai, čia. Ne, nu tai kaip ir minėjau, ten tas benzinas kvepėjo, žinai, visas. Tai kai baigiau 16 metais, tapau berods SGC 5 įskaitos Lietuvos čempionu. Nu ir aš arba savo pasakiau, kad arba aš turiu kilti aukštyn, arba tiesiog užbaigti. Nukartoti ten to čempionato, aš jau pasiekiau savo, supranti, kiti taip, jie ten 10 metų važiuoja toj pačioj klasėje ir važiuoja. Tai, kaip minėjau, su tais keturračiais labai senai buvo atsiradęs tas klasikinis ralis ir aš jį kaip ir užbaigiau. Padariau pertrauką 4 metus. Tai, aišku, buvo ir darbai, ir šeima, ir vaikai, žinai, visas tas periodas, kurį turbūt kiekvienas pereinam. Taip. Ir 19 ar 20 metais aš buvau apsisprendęs dalyvauti Dakare su keturračiu. Quad klasiai ir tada pirmais metais startavo Laisvydas Kancius, tai mes diskutavom tą temą, aš į tuos metus gal ir nebūčiau ten spėjęs, bet lūkesčiai buvo, kad dalyvauti. Nu ir mano pirmas pasirengimas buvo Tunise. Ir su ta kelių knyga, yra ant keturračių kelių knyga. Tada, aišku, dar buvau popierinį, dabar jau šiuolaikiškai elektroninės duoda. Bet man iš tikrųjų tas pirmas 3 dienas sekėsi tikrai neblogai. Pirmą dieną laimėjau, antrą dieną ten gal 2. ar 3. atvažiavau. Ir vis man kolegos kartodavo, kad čia ne likimas, o galutinis rezultatas nuo to priklauso. Iš tikrųjų dabar jau tiek metų praėjus, realiai 6 metus rally reidą, kur varžybose dalyvauju, tai labai didelė tiesa yra tame. Tai esmė tame, kad aš 3. dieną likus 30 km iki finišo ir po pirmo greičių ruožo aš laiminėjau. Tai realiai išlaikau tą lyderių poziciją ir, kaip sakant, mano dar pradedančiojo toje disciplinoje, mane rezultatas iš tikrųjų tenkino, aš net nesitikėjau ten važiuoti, laimėti ar kažką, bet mano gabumai aš supratau, kad leidžia ir kilti aukščiau. Tai likus 30 km iki finišo aš verčiausi. Vertimas jis nebuvo gan skaudus, bet leidžiantis nuo tokios kopos ir pasigavus tokį neduobę, ten tokią, kaip pasakyti, bliūdą vadinamą. Kokiu greičiu? 45 km per valandą, tai mane nuo to keturračio numetė, bet blogiausias dalykas buvo tai, kad keturratis užkrito ant manęs. Keturratis atsivijo mane. Realiai jisai vartėsi nuo tos kopos, aš kritau ant pilvo ir man su nugara, su galinė dalim keturratis į stuburą.
Man lūžo 2 keteros, suskilo slanksteliai. Aišku, iš karto atskrido helikopteris. Helikopteryje turėjo mane įskraidinti su helikopteriu tuo ir jie gavo organizatoriai skambutį, kad yra didesnė avarija. Aš nesu labai rimtas kažkoks tai ligonis, ta prasme, ten ar sudaužytas. Taip, aš kojas judinau, bet judėti man jau nebeleido toliau. Tai greitai prisistatė gydytojai su automobiliais, suteikė pirmąją tą pagalbą ir mane su tuo automobiliu 70 km išvežė per kopas. Iki dabar atsimenu visas duobes, tu įsivaizduok, tau skauda begulint, nejudant, o tave veža. Taip, ten buvo specialiai rengta ta lova vadinama, žinai, tai joje aš pragulėjau, ir dar bevažiuojant, negana to, sugedo variklis to džipo. Į kitą tą džipą. Ir mane šiaip netaip nuvežė į tą ligoninę, ten vaizdas labai labai baisus, ten atskira istorija, nepasakosiu gal jos, bet man nustatė ne stuburų lūžį, koronavirusą. Tada buvo koronaviruso pirmi metai. Ir sako, guldom savaitę. Ten baisu, ten papulti niekam nelinkėčiau ir nenoriu net to daugiau išgyventi. Tai aš traukiausi iš varžybų, su komanda nusprendėm likti tenais, suteikė sąlygas, nes kada korona, sako, tu sergi, gydytojai pasakė, kad tu sergi, nors ten tyrimų realiai jokių nepaėmė, tik tai, kad plaučius man skauda, paklausė, sako, tu korona sergi. Ir mes grįžom į Lietuvą ir aš sužinojau, kad 4 nulūžusios, 3, 4 slankstelis suskilęs, ir aš su tuo skausmu realiai iki dabar gyvenu. Nėra taip, kad skaut būna dienų, būna laikų. Šiaip jeigu nepasportuoju bent savaitę 2, iškart man atsinaujina, aš jau visą gyvenimą realiai be sporto nebegalėsiu. Vis tiek turi tuos nugaros raumenis ir masažus darytis realiai kiekvieną savaitę ir įdėlioti. Bet tai tavęs vis tiek nesustabdė ir tu toliau, kaip sakyt, galvoji į priekį. Ir dabar aš tavęs paklausiu, ar ne? Bro Racing. Kas tau yra Bro Racing apskritai? Kodėl Bro Racing? Nes tu realiai šią veiklą, tu pakeitei dėl savo gyvenimo būdo, kaip sakyt, pasikeitimų. Tu jau keturračiais negalėjai važinėti. Realiai tu ir nusprendai, kad nenori važinėti, nes tai yra pakankamai rizikinga. Tai Bro Racing, bagiai, tai kaip taip, ir toliau, kodėl pavadinimas toksai, kaip čia? Ne, tai aš važiuoti galiu, bet aš labai labai rizikuoju, o kada tu kaip žmogus esi susikūręs kažką ir šalta galva blaivė pagalvoji, kad nenori apkrauti tiek pačio savęs, kažkokiu vežimėliu, tiek šeimai sukelti per daug to, kaip sakant, papildomo negatyvų, gal taip, žinai, ar kažkokių problemų, tai nusprendžiau sėsti į bagį, kur vėl, kadangi aš jau pamačiau tą realiai Afriką, tas kopas, man labai patiko, aš realiai įsimylėjau ją, žinai, iki dabar aš nuvažiuoju, tai atrodo atsistoji tas kopas, žiūri ir tu nesupranti, kaip, ta prasme, visa tai atsirado pasaulyje. Tai po metų laiko maždaug nusprendžiau sėsti į bagį, vadinamą side by side, ir tas sportas taip ir prasidėjo, kad realiai buvo vėl nepilnų metų pertrauka, kur aš jau realiai kitais metais tose pačiose kopuose, tame pačiame Tunise, aš jau sėdėjau bagyje su šturmanu, kur yra šiek tiek lengviau. Toks, žinai, visiškai nepermušamas gyvenimu, žinai, čia davė, žinai, man, kaip ten sako, palauk, duoda ten druskos gyvenimas, tai tu ką, į vandenį susipili, išmaišai pagargaliu ir spėjau, ne, kažkas tokio. Gal nespėjau dar. Nespėjau, ne, prarijau ar kažkas tokio. Supratau, ten ir kažkokia tokia metafora, bet dabar neatsimenu. Klausyk, o Bro Racing, brolis? Ne, nieko bendro su broliais jokiais neturi. Turiu brolį, aišku.
Jisai kaip ir yra mūsų komandoje, tik tai jo pareigos yra šiek tiek kitokios. Bet buvau iš pradžių metus vienas, o paskui atsirado daugiau norinčių, pamatė, kad visai smagi tema, smagus reikalas tie bagiai ir tiesiog pasiprašė į komandą. Ir kažkaip mes įdėjom kavinėje su draugais ir sakau, reikia pavadinimą. Tai kaip dabar atsimenu, siūlėm 3 pavadinimus, tai likome prie 2, prie Nord Racing ir Bro Racing. Koks trečias buvo? Nord, šiaurė. O tai 2, o trečias koks dar? Nepamenu trečią, bet 2, tai vat, kurie jau liko, tai vat, mes labai svarsime. Ir mes kažkaip nusprendėm, kad Bro labai gražiai žiūrisi, žinai, trumpas, aiškus pavadinimas ir tai trumpinant BRT gaunasi, bet šiaip tai mes esam Bro Racing Team. Ir kažkaip pasidarėm tą Bro Racing Team, išvažiavom į vienas kitas varžybas, vėl atsirado ten tų norinčių. Tai šiai dienai Bro Racing komandai turime, jeigu taip, sakykim, tų jau profesionalių sportininkų, tai apie 10, o dar yra turbūt apie kokią 10-15, kurie šiaip mėgsta pavažinėti, turi tuos pačius bagius, mes juos prižiūrim ir norėtum paminėti žmonės, kurie pas tavai yra komandai, pavyzdžiui? Tai yra tų žmonių, labiau, pasakysiu taip, tai nėra pigus, kaip sakant, reikalas ir čia ateina žmonės, jau kaip aš sakau, su stora piniginė, žinai, tai, nes čia neteisi kaljanų, neusisakysi už 15 ar 20 eurų, ir išeisi parūkęs. Čia kainuoja gan didelius pinigus, tai tų žmonių yra, bet ar aš juos čia kažkaip tai slepiu, neslėpiu. Manau, kad visus tuos mūsų lenktynininkus gali pasižiūrėti mūsų Bro Racing Team Facebook'o, Instagram'o puslapyje. Pasiekit. Mes jų, kaip sakant, neslėpiam. Ir rašom apie kiekvieną ir dabar, kaip tik šiandien prasidėjo mūsų ciklas. Kiekvienais metais mes darom ciklą prieš sezoną. Supažindinam su lūkesčiais, su naujienom. Pernai pradėjom su rėmėjais, šiandien pradėjom su komandos vadovu. Komanda surado gan stiprų lyderį komandos, kuris strateguos visą komandą. Šiaip pernai aš daugiau šitą dariau, bet mažiau gal varžybų važiavau, tai teko man tai padaryti. Buvau kaip komandos vadovas. Kiek turėjau gabumų, tiek padėjau pagreitėti, kai kas pagreitėjo, kai kas atėjo jau irgi gan stiprus. Tai... Klausyk, Tomai, bet man vis tiek ne visai galvoju telpa, aišku, bet aš jau suprantu, aš tave pakankamai pažįstu. Žiūrėk, tarptautiniai pervežimai, valiutos keitykla, motosportas, tai kaip tu viską spėjai? Kaip tu man paaiškink? Perskaitai knygas. Verslo. Susidėlioju savo galvoje informaciją, taip. Kas tau atrodo primtina, kas ne ir darai tuos darbus. Bet šiandieną sumažėjau vienu verslu. Vieną verslą, ne pirmą verslą jau pavyko parduoti. Tai... Nežinau iš to fakto, kurį pardavai. Tai va. Greitų metų sužinosim. Tai pasimažinau šiek tiek jau. Bet kaip vis tiek tą balansą pavyksta išlaikyti, prasme, aš suprantu knygos viskas, bet kasdieniai veikloje ir net tu tikrai gauni pakankamai didelį stresą, nes sutikim, ar tai būtų mažas verslas, bet kokį verslą tu paimtum visada, tu visokiausius iššūkius gauni, pas tai tie verslai pakankamai solidus. Tai čia žmonės, kas tau padeda atlaikyti tą visą. Kuo daugiau žmonių, tuo didesnis kolūkis. Tai vienu kolūkiu, kaip sakant, pavyko atsikratyti, neatsikratyti. Labai tikiuosi, kad iki šiol 14 metų veikęs pelningai, sėkmingai verslas, toliau jisai veiks. O kiti verslai tai labai paprastai yra vadovai, profesionalai, kurie vadovauja tuose versluose. Tai vienam iš jų vadovauju aš, tai šiai dienai pasilikęs tą Bro Racingą. Esu kaip vadovas visumoje, bet varžybų metu aš nevadovauju, kaip minėjau, tai nuo šių metų jau nevadovauju. Supratau. Ar nebus taip, kad tu dabar, kaip sakyt, atsikratai vienu verslu, bet kažkas gims?
Be abejo, visada yra tų minčių, Aha. visada, kaip sakant, ta galvelė vystų kažką, yra kai kas pradėta dėlioti, bet pamatysim, kas iš to išaugs. Bet žiūrėk, dabar dar grįžtant šiek tiek prie motosporto, ar net, tai tu, aš supratau taip, kad tu savo pomėgį pavertei verslu, kas čia realiai gavus, ne visada gali gautis, nu, realiai sutikim su tuo. Taip, ne visada gali gautis ir ne visada visiems pavyksta tas, bet, kaip ir minėjau, jeigu yra dideli norai, yra didelis užnugaris, palaikymas, ta prasme, ir žmonės sako, kad iš tikrųjų tai, ką darom, dabar dar labiau dažniau atsigirstų tai, kad ir šiandien va išgirdau iš pažįstamų, kuris irgi turi bagį, nusako, tai, ką jūs darote, tai yra, ta prasme, wow, ir iki šiol, ta prasme, Lietuvoje to buvo, bet labai labai taip minimaliai. Tai aš manau, kad kai tu turi didelį norą ir tau viskas tai pavyksta, tai, kaip sakant, viskas gerai. Supratau. O dabar, taip jeigu žiūrint, ar ne, iš kitos perspektyvos, tarkim, kalbant, nu, ne taip, kad gal galėtume sakyti, kad tai būtų pozityvu, ar ne, nes, nu, kaip sakoma, iš klaidų reikia mokytis, ar ne. Tai, tarkim, kalbant apie tą patį motosportą, kokias klaidas dažniausiai žmonės daro pradedantys, tarkim, arba galbūt patyrę jau šiek tiek, ar ne, kad, nu, supraskim dabar, šitą podcastą žiūrės galbūt daugiau žmonės, kurie susiję yra su Kaljanų sritim, ar ne? Ir kuo tu esi įdomus žmogus, kad tu Kaljaną mėgsti, bet tuo pačiu tavo veikla yra tokia užkrečianti, ar ne? Jinai įdomi. Tai, vat, ką tu patartum, ko nedaryt, ką daryt, nu, tarkim, klaidos, tai gali būti žmogiški kažkokie dalykai, gali būti, nežinau, finansiniai, galbūt nežinau, kokį bagį nusipirkti, ar gerai, kiek bagis kainuoja, pavyzdžiui? Tai įvairiai, viskas priklauso nuo rally reidų disciplinos. Rally reidų disciplinų aš galvoju, kad yra 3. Tai yra pirma pati pigiausia, tai pradedančiųjų, kur aš visada rekomenduoju pasidaryti minimaliai, kad atitiktų techninius reikalavimus vienokiom ar kitokiom varžybom. Tai sakykime, tokį bagį paprastą iki 50 000 eurų galima pasigaminti. Nu, mes juos, ta prasme, ir gaminam. Antra disciplina tai yra tiek Europos, tiek pasaulio baja čempionatai. Tai jau ten yra lygis tiek, nu, kaip ir minėjau, pasaulinis ir Europos, ir tų varžybų gan gaunasi nemažai. Tai ir atitinkamai jau techniniai reikalavimai visai kitokie ir technikos gal reikia, technika labai greitai jinai tobulėja, ne mėnesiais, o dienomis, tai kas, sakykime, vasario mėnesį tinka, gali gruodžio mėnesį būti visiškai nekonkurencinga. Ir reikia arba keisti iš dalies, arba gamintis naują. Ir trečia, sakykime, tai jau aukščiausių lygių, tai kur yra pasaulio ralių reidų čempionatas, kur technika kainuoja maždaug šiai dienai nuo 200 000 eurų, tik tai technika, be pasiruošimo, be varžybų, be nieko. Okay. Tai va, tai tiek ir kainuoja. Jeigu ta technika kainavo prieš 4-5 metus dar po 130-20 tūkstančių, tai va šiai dienai jau už 200, tai taip. Aš ne kartą atsimenu, tu buvai pasakojęs, kaip tarkim, nuo tam tikro važiavimo stiliaus labai priklauso, kaip sakyt, kiek tu padėsi pinigėlio. Nes, nu, realiai, jeigu tu esi grubus, tai tu ten praktiškai po kiekvienų varžybų turi persirinkti, ar ne? Taip, gerai supratau, ta prasme. Tai ar tu grubus ar negrubus, tiek varžybų metu, tiek nevaržybų metu, po varžybų tu turi tą techniką persirinkti. Iš dalies tai daug reikia investuoti ir jeigu tu važiuoji rezultatui, tai į varžybas naujas tu turi atvažiuoti su realiai lieka variklis gal, pavarų dėžė, bet ir taip, nu, yra limitai, iki kiek tu, tarkim, tą variklį gali pravažiuoti jisai jo. O visa kita, tai visa važiuoklė, tai turi būti realiai nauja, tai
brangiai šitie dalykai kainuoja. Aišku, lyginant su automobilių sportu, sakykime, tos pačios rally reidų disciplinos, tai ten jau visiškai kiti skaičiai. Mes tai dar, pas mus dar, kaip sakant, viskas įkandama ir daugiau didesniam žmonių ratui, žinai. Tai. Supratau. Tai dabar žiūrėk, dar toks klausimas, dabar kaip to pavyksta visą veiklą, ar ne, motosportas, verslai suderinti ir su šeima, tarkim, nepyksta ant tavęs, kaip suprantu, sūnus dar įsitraukęs jau į tą veiklą visai aktyviai, kiek pastebėjau, ir įtraukiai gal čia, kaip čia, vyresnėlis, ne? Aš tai nieko netraukiau ir tikrai nenoriu traukti, nes aš suprantu, kad čia labai, kaip sakant, kaip ir minėjau, dideli pinigai, tai šeimoje važiuoti dviem reikia didelių resursų, o tas palaikymas, tai aš labai žaviuosi šeimomis, turiu tikrai nemažai draugų rate, kurie ne tik rally reidų disciplinai važiuoja, tai kur žmonos labai, tarkim, žmonos, vaikai, ten tėvai labai palaiko. Tai aš savo žmoną atvedžiau turbūt po kokių, jeigu taip imant su bagiais, kada pradėjau važiuoti, tai po 3 metų. Tai realiai, kada jau pradėjau gal varžybas vienas kitas stebėti, kur jau išleidžia, kur visada išėjimas pro duris su lagaminu. Ta prasme, jau kai tu į oro uostą ar į mašiną, jeigu ten kažkur Europoje vyksta, kartais važiuojam su mašina, tai jau sako, nelėk, šį kartą nelėk. Tai visada jau šitas būna. Rūpinasi. Tai teisingai, aš pastebėjau. O žiūrėk dabar, o kaip sūnus šiaip jisai, taip... Jisai nori, ne? Jisai paauglys, tai viskas ten su juo yra gerai. Bet reikia ir rezultatų, mokslų rezultatų. Taip. Tai tai kartais prasilenkia, bet bandau auklėti, bandau nuteikti, bandau, kaip sakant, pasakyti, kad vienokio ar kitokio savo prastų pažymių galima šitą dalyką priboti. Tai... Čia gerai padarėjai. Dalinai pavyksta, dalinai ne. Supratau. Žiūrėk, dabar toks dar klausimas, galbūt pasvajokim, ar ne? Tai, pavyzdžiui, tu organizuotum tą tokį renginį motosporto, ne, lenktynės, tai kaip jos tavo galvo turėtų atrodyti? Tos tokios, vadinkim, svajonių motosporto varžybos tavo galvo. Ar kad buvai kada pagalvojęs apie tai? Ne, aš niekad nesu pagalvojęs, kad aš organizuočiau, tai yra labai didelis ir sunkus darbas. Imant Lietuvą, tai tų varžybų suorganizuoti praktiškai neįmanoma, todėl kad labai didelė biurokratija, neturime mes tiek ploto, neturime tiek trasų, kad mes galėtume geras varžybas suorganizuoti. Aš esu ne kartą konsultavęs ne vieną organizatorių, kaip turėtų atrodyti, ką galėtų padaryti kitaip negu buvusios praeitos, sakykime, varžybos, ar aš dalyvavau ar nedalyvavau tose varžybose, tai tiek ir prancūzus, dabar po Maroko konsultavau, sakiau, kas iš mano kaip pusės komandos, tiek vadovo, tiek lenktynininkų, kas yra gerai, kas negerai, kažką reiktų keisti, tai visi jie atsižvelgia į tai, bet kad aš organizuočiau, tai aš tik tais galiu ir esu ne kartą sakęs, kad galiu prisidėti savo žiniomis, savo patarimais, kaip turėtų taip atrodyti, bet... O aš iš tikrųjų šitoj temui nesu labai stipriai apsišvietęs, bet man įdomu ir gal, kaip suprantu, ir žiūrovam turėtų būti įdomu, kas žiūrės. O Lietuvoje šiaip yra, kad ir ta biurokratija pakankamai sudėtinga, bet žmonės, kurie bando tuos ledus laužt, kur, kaip sakyčiau, galėtum sakyti, teigiamas pavyzdys, kas, pagirkim, jeigu yra, bent kažkuo, kaip tu galvoji? Tai yra tų varžybų tokių, anksčiau jų buvo gal daugiau, buvo vadinamasis perimetras Lietuvoje,
bet kada keitėsi ten Seimas, kada rinkimai visokie buvo, dažniausiai tai būdavo Varėnui arba kažkuriame tai poligone Lietuvos, tai kadangi dabar poligonai yra atiduoti užsieniečiams, ten amerikiečiams, vokiečiams, tai reikia jau ne Lietuvos kariuomenės klausti vadovybės, o jau užsienio, o jie ten, kiek aš žinau, realiai iki jų pratybų 6 valandas gali paskelbti, kad bus pratybos. Tai jeigu tu sutari su vienu ar kitu poligonu, tai nereiškia, kad tu galėsi padaryti ar treniruoti elementariai tą pačią, ar varžybas. Jie gali sakyti, va, žiūrėk, prieš 6 valandas mes paskelbėm, kad bus pratybos. Tai šių dienų kontekste Lietuvoje tai yra labai labai sunku padaryti ir su privačiais keliais reikia labai labai daug laiko ir praktiškai yra neįmanoma susitarti, kad duotų pro tavo mišką, pro tavo keliuką kažkokį, kad pravažiuotų, sakykime, tą techniką. Tai praktiškai neman. Rally reidas to ir skiriasi, kad rally reidai yra daug kilometrų. Tai nėra rally crossas, kur tu atvažiuoji į vieną trasą, 4 ratus pravažiuoji, ar į žiedinės varžybos, uždarą parką kažkokį tu važiuoji. Tai yra, aš skaitau rally reidų varžybas, kur tu gauni mažiausiai 500 kilometrų. O kas iki 500 km, tai aš manau gera treniruotė, ar jos ten varžybos bus, ar ten jie paskelbs kaip treniruotė, tai rally reidas tuom ir įsiskiria, kad reikia labai labai daug ištvermės, didelio pasiruošimo, labai didelės susikaupimų, koncentracijos jau tiek šturmanų, tiek tavo kaip ekipažų, ar sakykime ten su motociklais, su keturračiais važiuoju jau. Tai Lietuvoje to ir sakau, manau, kad niekad, nenoriu sakyti niekad, bet manau, kad sunkiai pavyks įgyvendinti. Nežinau, kas turėtų nutikti. Žinok, čia man tai primena Kalėjanų sritį visą Lietuvos. Irgi, kai pagalvoji, tai per pastaruosius, pavyzdžiui, kelis metus, tai rinka ir apskritai visa Kalėjanų sritis labai stipriai pasikeitė. Susitraukė, sumažėjo barų, daug kas užsidarė, aišku, dėl ekonominės situacijos, dėl gal asmeninių priežasčių, bet apskritai man labai primena Kalėjanų sritį, kad nežiūrima į tai, aišku, logiška, nes rūkymas neturi būti skatinamas, čia yra suprantama, bet kokiu atveju tų žmonių, kurie tai daro, yra entuziastų, kurie nori tai daryti, kurie yra suaugę žmonės, tai už juos neprivalo kažkas spręsti. Tai man tiesiog tokia mintis atėjo, kad labai primena. Ir tos visos kliūtys, nors aišku, kaip tik galvočiau, kad tavo srityje turėtų būti kaip tik skatinama tai. Ką reikia mums išsirinkti Seime kažką, kad palaikytų labiau, tai realiai. Aš manau, kad ten 1 ar 2 atstovai nepakeis, nepadarys ir čia, Ignai, žiūrėk, visose srityse yra dalis tos biurokratijos. Ar tu bet kurį verslą paimk, kažkokių yra, kur tave, kaip sakant, smaugia iš visų pusių. Tai čia jau neišvengiama, aš manau. Yra valstybių, kur laisviau, pavyzdžiui, imkim, yra, sakykime, tos Afrikos. Plotai, keliai ten ar tos dykumos pačios nėra ten jokios, ten jie kviečia. Aš tau kaip pavyzdį dabar pasakysiu, Kataras. Nedidelė valstybė, taip jinai turtinga ir jie labai, sakykime, daug rally reidų varžybų organizuoja. Tai tu įsivaizduok, aš gaunu informaciją, kad mūsų komanda yra laukiama Katare, kad tik tai atvežtų žmonių, dalyvių, kad pamatytų Katarą ir mum už tai pati vyriausybė, kaip valstybė, sumoka startinius, nereikia mokėti, ir lėktuvų bilietus nupirk valstybė. Normaliai? Taip, Kataras čia. Bet bagius reikia dar atsivežti, ar ne? Tai tu turi nusivežti čia tavo transportavimo, ta logistika visa. Bet, aišku, čia turbūt viena tokia valstybė gal yra, bet... Dalyvaut?
Ne, mes Katare dar nesam dalyvavę, bet po tokios žinutės, po tokio kvietimo, aš manau, kad mes artimiausiu metu vyksime į Katarą. O kaip nusivežti viską, nes biškai atstumas ne iki Maroko, į Maroką tai dar gali šauti. Logistika iš busais. bet kurio uostų, sakykim, kaip bet kurio. Laivu. Jos, Ispanija, Italija. Privažiuoji į Ispaniją, pasikrauna tave. Taip, tas pats, kas į Dakarą. Iki tam tikros datos turi atvaryti savo techniką, pakrauti į laivą, į konteinerį. Kiek užtruko, pavyzdžiui, į Maroką, kai keliaut, kiek užtrunka kelionė, plius minus? Skrydžio 8-9 valandos. O technika, tai kaip pavyzdys, dabar mes ruošiamės balandžio 14-20 dienomis dalyvauti Maroke, tai technika jau pajuda balandžio 4 dieną. Tai įsivaizduok, 10 dienų prieš jau išvažiuoja. Jiem yra 5000 km, plus keltas. Keltas ten, aš manau, kad iki 8 valandų 9 kelsis. Okay. Su miegu, ta prasme, jau čia dienom važiuoti. Grįžtam, aišku, greičiau, tad dažnai jau jie nori patys mechanikai, dažniausiai vairuoja tą visą techniką. Vis tiek važiuojama ne su vienu tuo traku, ne su vienu automobiliu, tai jau jie ten pasikeičia paskui, mažiau pamiega, bet jau jie greičiau grįžta. Bet pirminat gal 10 000 km ir pirminat gal maždaug 2 nepilnos savaitės, 12 dienų. Nemažai, blemba, pagalvojus, tai pravažiuoji, susimoki, aišku, dar nežinai, kaip pasiseks. Jeigu žinotume, kuo viskas baigsis, tai gal nebūtų tuo ir žavus tas sportas, lygiai taip pat kaip ir pokeris. Tuo ir žavi, kad tu nežinai, kokias kortas gausi. Jo, panašiai kaip šiandien nenorėjau, net kaip nenorėjau, klausyk, skambina Tomas, sako, lemba, čia varyčiau į turnyrą, Tomai, sakau, negerai, negalima. Buvau pamiršęs. Žmonės nori tave išgirsti. Tai va, nieko, dar bus tų turnyrų. Dabar žiūrėk, Dakaras, Marokas, visi kaljanai, ten vietoj nerūkot jūs kaljanų, ta prasme, tų vietinių. Vien dėl to, kad... Ne visada. Taip, bet paskutinį, kuri ten buvo patirtis, kai pasakai, kad nupirkt norėjo, pasakok ten plačiau apie tą, kai kaljaną norėjo nupirkti žmogus. Tai pernai spalį buvom Baja Marokui, irgi Marokė varžybose, tai Mercūgoje. Ir labai dažnai, vyksta miesteliuose, bent bivakai, tai miesteliuose būna jie. Ir tų vietinių prieina, privažiuoja, apžiūri tą techniką. Ir aš kažkur buvau išvažiavęs, berods grįžau, sako, tavęs ieškojau vietinis, marokietis, žinai. Taip. Gerai, ieškojau, kažkaip nekreipiau dar ten dėmesio. Paskui girdžiu kažkur, aš ten vaikščiau, Tomai, teik, žinai. Tai jis jau man rodo pirštu, pas mus sustatyti 3 kaljanai, žinai, ant stalo. Jau vakaras lenktynininkai grįžę iš šito lenktynių trasos, diena varžybų kaip ir užsibaigusi ir jau aš visada pakuriu kaljaną. Aišku, balandis, spalis, jie būna karštas metas, tai buvo diena, aš manau, kad kokia virš 40 laipsnių karščių, žinai, buvo. O jau vakare, kaip biškiai atvėsta, nukrita ten iki 30, tai pakuri jau tą kaljaną. Tai tas marokietis sako, šitą norėčiau pirkti, žinai. Dabar dėl kaljanų brandų. Pas tavai yra Bleidas, Japona. Ką tu vežeisi? Tai aš turiu Bleidą, Japoną turiu, paskui tą ukrainietišką. Totemą. Kur ta... taurelė tokia, labai panašiai šitą, kolba, ta prasme. Geometrija. Šit, kaip pas mane, tik tai, žiūrėk, va. Taip. Tik tai kolba, čia dabar sukeist reikėtų, žiūrėk. Jo, tai ir dar ten kažkokį. Taip. Visų šiaip aš turiu 5, bet vežuosi varžybas 3. Tai kurį jisai norėjo nupirkti? Jisai norėjo tą... Geometriją jo nupirkti. Tai aš ir ten rankų darbo kolba, žinai, buvo. Taip. Ir aš neatsimenu, kad aš jam ar 200 eurų pasakiau, ta prasme, jie čia, ta prasme, tikrai ten virš 200 eurų aš mokėjęs. Taip, faktas. Jisai, žinai, sako, kokią kainą, sakau, duok 2,5 su taurelėm, su viskuo, žinai, ir pasimk. Sako, ko čia galvotų vietinių, žinai.
Nu, nesakau, eurų, žinai, o, sako, brangu, sako, duodu 50 iš pradžių, paskui iki 100 dar dolerių ten dedasi ledų, nesakau, o, sako. Nu, tai jis paskui sako, ar galima užsisakyti iš Lietuvos ir iš kur, kad atvežtų. Tai sakau, daviau, žinai, telefoną, bet jis man nerašė, žinai. Tai jis pamatė, šiaip mes, kai į varžybas važiuojam, šiaip marokiečiai labiau ant tų kaljanų, žinai, jie tokie rūkantys. Tunise gal mažiau tie, gal kaip žmonės, aš, ta prasme, nematau, nes miestuose mes, būnam sąlyginai mažai. Arba tu atskrendi, turi kažkokį tai laiką. Buvo laikas, kada ten Tunise, į patį Tunisą miestą tu atskrendi ir ten startas, bivakas, startas, tai ten, didelis tas jau Tunisas kaip miestas. Tai aš tos kultūros kažkokios, nepastebėjau, kad ten vienur ar daugiau mažiau, bet kaip žmonės, ta prasme, prieina, mato, fotografuoja ir dabar Marokė netgi priejo marokietis, o labas, su akcentu, tai jisai gyvena Vilniuje, jisai yra kelionių gidas, aš su Makalu dirbu, žinai, tai jisai, supranti, irgi priejo, parūkė, bet šiaip daug žmonių prieina ir aš tau nuotraukas netgi siunčiau, kurie ateina, ką čia rūkai, sako, koks tabakas, paaiškinu, kad sako labai very, very good, kaljanas labai skanu, žinai, tai pavaišinu, pakuriu. Tai yra buvę, kad, jeigu, sakykime, vienas bivakas būna visas ten 5-7 dienas, tai jeigu pirmą dieną atėjo, tai jis ateis visas dienas ir jisai prie tavęs prisės, jis tau lauktuvių atneša. Labai draugiški šiaip žmonės, tiek Tunise, tiek Marokė, tai ir jie ateina parūkyti vakarais. Klausyk, bet, o pavyzdžiui, iš kitų komandų būdavo, kad, tarkim, ateina pas jūs pasižiūrėti, tarkim, nežinau, nebūtinai marokiečių, bet, tarkim, nežinau, vokiečiai, ten vis tiek kaljanai šiaip populiarūs Vokietijoje, ispanai, tarkim, nežinau, rusų, ar buvo, nebuvo? Buvo, dabar galvoju, kokios varžybos vyko, bet buvo šitas švedas atėjęs, irgi prisėdęs rūkyti. Buvo ispanas, prancūzas, ir tas vokietis tikrai buvo, kaip komandos. Dažniausiai tai, kurie, sakykime, kaip tu bivakė, daug yra tų dalyvių, taip. Tai kurie šalia būna, tai jie mato ir jie tikrai ten ir pasifotografuoti ir per bivaką būna, kad su mašina kokią važiuoja, žinai, tai ar vietinis, ne vietinis, tai sustoja, fotografuoja, paklausia, kas čia, žinai, yra. Tai... Supratau. Visur, šiaip susilaukiu dėmesio dėl kaljanų. Geras. Aš dabar pasinaudosiu progą. Iš tiesų, pastebėjai, kaljanai labai turi tokį bendruomeniškumo skatinimą, ar ne? Jie tokį socialinį labai klausimą pakelia. Ir dabar aš trumpai. Star Chicha atsirado visai nesnei. Čia, žinai, kiek dabar šitam brandui yra laiko? 2 savaitės. Net nėra 2 savaičių. Edgarai, kiek turime mes? Savaitį, panašiai. Pirmadienis šiandien, ne? Pirmadienis, tai savaitė, realiai. Tai mintis yra Star Chicha. Ne tik podcastas. Aš labai tikiu, kad tai išaugs į bendruomenę. Ir tai išaugs ne dėl to, kad tiesiog mums patinka kaljanai, bet mes norim ir dalintis patirtim. Tai ką mes čia ir darom, bet aišku, tu daliniesi labai gera patirtim, kurios mes galbūt ne visada galim patirti, nors tikėkime, jis patirsim. Tai labai kviečiu visus prisijungti prie Star Chicha bendruomenės school.com. Tai dabar atsiras nuoroda ir jūs galite prisijungę, beje, kadangi tu esi mano pašnekovas, aš tau atsiųsiu nuorodą. Atsiprašau, jau aš tau atsiunčiau, tu jau prisijungiai, aš mačiau. Tai Tomas jau yra mūsų bendruomenės narys, tai mūsų bendruomenė pamažu vis labiau auga ir ten dalinsimės patirtim, gerąją praktiką, kas skoniais, kaip sakoma, aptarinėsim ten ir tuos tabakus, ko mes čia nelabai galim aptarinėti plačiai. Tai aptarinėsim tikrai įvairias temas susijusias su kaljanais ir kviečiam, jau mes galim sakyti, kad kviečiam. Tai žiūrėk, dabar, tu aišku, taip labiau apie kaljanus kalbant, dažnai kuriesi pats savo kaljaną? Anksčiau kiekvieną dieną gal, sakykime, namie kurdavosi, bet atsibodo tas plovimas, atsibodo kažkaip tai ir šiaip tas įtemptas darbų grafikas, žinai, tai
Dabar mieliau ateinu į kavinę 7 miglų, parūkau Reklamavau. ir susimoku ir išeinu. Taip. Mergaitės, kaip sakoma, viską padaro, paruošia, va sėdi dabar jos čia, klauso. Rūkų irgi. Rūko irgi įdomiai, kai sako, pasakoji. Tai jo, iš tikrųjų, tai patogu, aš irgi pritariu tam. Tai jo, o pavyzdžiui, dabar, kai tu kurdavai kalėną, tai turėjai kažkokį specifinį ritualą, ką tu darydavai, ar taip paprastai, kaip sakoma, ten per daug nepersistengdavai, tabakai, taurelę, pukštumė, tai žinai, ten užsidėjai anglis, viskas važiuoja. Ar buvo kažkoks, nežinau, kažką va tokio, va, specifinį, kažkokį tipsą gal turi kažkokį? Ne, aš kažkaip, aš tą kalėną ruošdavau su meile. Visada įsiplaudavau, kad jis būtų švarus, kiekvieną kartą. Angliukus, realiai gal išmokau kažkuriame epizode, ne visada, ne nuo pradžių vienodai dėdavau, dar kaip ir minėjai, ten būdavo tos tabletės, kur čirškia, kai gimtadienį žvakutė, žinai. Padlus. Jo, tai, bet aišku, vieną kartą gal geriau gaunasi, kitą kartą blogiau, bet kas varūkų mano kalėną varžybų metu, tai padėkoja. Padėkoja, neišpeikia, kai sako, kalėną nori nupirkti iki galo viską. Žiūrėk, dabar tu pastaruoju metu, aišku, ne tik pastaruoju, bet pamilai feidžioją su citrusais. Na, aišku, dabar Plumber Blue, kiek žinau, imdavai, bet tau labiausiai patinka toks miksas, ar šiaip gal apskritai, koks tau miksas patinka, tarkim, jeigu tobuliausias, kokį tu visada imtum, žinai, nes yra žmonės, kurie, aš žinau žmogų, kuris 7 metus Love 66 peša. Ta prasme, nieko daugiau nekeičia. Žinai, Love 66? Taip. Adalį. Ne mano skonis. Tai va ten tai žiauriai, ta prasme, gali tu jam ten visada dėti, jam visada sueis. Žinau, kitą žmogų Pinkmaną, visada Pinkmaną. O tu, pavyzdžiui, Ne, aš irgi pats jau žinai, kad, realiai mėgstu, nesimėtau, man skonis patiko ir aš jį, ta prasme, rūkau. Aš į varžybą, žinok, vežuosi, galiu pasakyti, nedaugiau 5 skonių. Ir jeigu kuriam 3 kalėnus, tai kuriu, aišku, visus 3 skirtingai, nes, yra, kurie silpnesnį, kurie mėgsta tą tokį tamsesnį, aštresnį skonį. Tai 3 pakuriu ir pasakau, čia yra silpnas, čia vidutinis, o čia jau toks stipresnis. Tai visokių rūkų. Bet pagrindę, ką sakė, tai taip ir dedu. Bet pats mėgdavai, tarkim, stipresnius buvo momentas, kad, tarkim, norėdavai stipresnį parūkyti, nebuvo. Niekad vis dar silpnų, tokį vidutinį gal. Vidutinį 6 aš mėgstu jau. Nepersistengi, kai sako, kad nepersirūkyti. O buvai persirūkęs? Ne. Nebuvo. Aš tai buvau. Ne kartą. Ir nerūkėjai ilgą laiką, ar? Ne, man buvo istorija, kaip tavo pasakos. Jau, man atrodo, buvau pasakos kažkada. Aš kaip 7 miglas rinėjau Marijampolį, 2017 buvau ir atsimenu, realiai mėnesis iki atidarymo, aš atsimenu, tai kažkaip ar guliu prieš miegą, ar kažkaip dirbu ir galvoju, blemba, aš kažko dar nelabai čia, ne viskas dar čia padaryta. Na gerai, aš darau kalėnų barą, bet o kalėnų aš turiu, aš vis moku juos kurti. Ta prasme, mėnesis laiko iki jo. Ok, tada pradėjau galvot, viskas sujudėjo ir atsimenu, tik prieš atidarymą gruodžio 1, ten buvo gal savaitė likus, ten vadybininkas turėjo atvažiuoti, vienas ten iš tų tiekėjų, žodžiu, į 7 miglas ten dienos metu ir aš turėjau dar tam tokį egiptietišką mažą kalėniuką su ta pačia šlanga, kuris suyra, žodžiu, berūkant. Ir angliukai jau buvo kokosiniai, čia jau nieko nepasakysiu blogo, bet esmė, kad pats tabakas, gal ten arbūzas buvo, nežinau, žodžiu, neatsimenu iš tikrųjų. Nu ir davai aš belaukiant to, sakau, reikia padaryti tos miglos biški, kad čia to dūmėlių būtų, kad atėjo žmogus suprastų, kad čia kalėnų baras, o ne kokia tai ten aludį. Davai, pumpuoju, aš tau taip ramiai, kažkaip nepagalvojau, kad to vandens atsikerta, aišku, mes čia irgi gal turėtume, aš noriu vandens atsikerti, niekas taip parūpintume. Laukiu aš to žmogaus, pumpuoju kalėniuką, nu ir jis atvažiavo. Jau ten, žinai, atėjo, labas, žodžiu, šnekam savo, aš taip stoviu ir jaučiu, kaip aš atsijungiu. Ir tu neįsivaizduoji, jau
pabundu, aš ant žemės, tu susigandys, nežinau, ką daryti, žinai, galvoju, kas čia vyksta. Aš atsistojau, jausmas nelabai malonus, skrandis skauda ir iškart į lauką aš jau grino oro, vandens atsigavau, bet tikrai nerekomenduoju persistengti, nes iš tikrųjų tai po to karto supratau, kad kalėnas nėra tai, kad tu, kaip sakytų, negali jo per daug naudoti. Žinau žmonių, kurie ten gali kelis jūs suvartoti iš karto, bet tai neturi būti, tai turi būti saikinga, bent jau tie stiprūs, nu jeigu jau stiprų imi, tai sakykim, paėmė ir jau tu ten daugiau negali to daryti. Tai va, ir po to kiekvienam, atsimenu, tik atsidarėm, nepersistenkit, nes kalėnų kultūra Lietuvoje dar tuo metu visai nebuvo išsiplėtus. Nu, čia Kaune buvo kalėninė Aldivan, atsimeni? Čia prie stoties. Jo, atsimeni. Buvo vieną kartą buvęs. Jo. Tai va, šitą vienintelį, kur visi atsimena, žinai. Tai principė, pavyzdžiui, Marijampolį kalėnų, iš vis, nu, žmonės gal buvo, kažkas užsienius yra gavę ten vėl, tai. O šiaip, pavyzdžiui, tarkim, tu vis tiek ne tik ralį rūkai kalėną, tu ir keliauji daug, ir keliavęs daug, tai kur tau labiausiai paliko didžiausią įspūdį? Ispanijoje. Ispanijoje? Aš tau siunčiau nuotraukas. Jo. Ten kalėninė turbūt 300 kvadratų. Ir kas mane labai sužavėjo, žinai, kad esu rūkęs kalėnų ir po 60 ar 70 eurų. Ir ten nebuvo, kad ten gal buvo 30-40 eurų kalėną, žinai. Bet kas man patiko, kad kaip tu įeini į pačią kalėninę, stovėjau gal kokią 40-30 kalėnų. Ir visi matosi tikrai labai labai geri. Netgi ta pati medūza buvo. Okay. Goldas. Gal ne goldas, ten nu, kažkoks toks, žinai. Ir tu kaip atsisėdi prie staliuko, buvo po 3, po 4 kalėnus. Ir ateina barmenas ir jis tas paklauso, kurio nori kalėno, programėlį, tu programėlį paimi, pasirinkai savo skonį, žinai, ir jis tau padaro. Ir gan mes ten buvom irgi ralyje, ar po ralio, ar prieš ralį, nu kažkas tokio, bet tikrai nu, ne šiaip atostogos. Ir tikrai ten labai labai va patiko. Tai šiaip tai, kur aš važiuoju, ar į tą pačią ten kažkokią Tenerifę, ar tą Ispaniją, ar į tą Vokietiją. Ir va, buvom krepšinio čempionate prieš 2 metus tam Europos. Tai realiai visur ieškodavau kalėninių, žinai, pasigoglinį, jo kur naitį, tai visko matęs. Šūdiniausia patirtis, kurioje šaly buvo? Tunise. Tunise, net. Nu, kur va pasakau, tai ten jau... Tai čia tas buvo, bet tarkim, čia kaip kalėniniai buvo? Ne, ten kavinė buvo. O kalėniniai, kur, ta prasme, jau ten specializuojasi, jie ir, tipo, jau pagal mapsus radai, ten, tarkim, ir nuėjai, ir ten žiūri, kad ten gaidį kažkokį daro. Gal Italijoje. Tai buvo toks, kad, nu ne buvo. kartą yra buvę, kad, nu, irgi įvertinimas ten, žinai, 4,5, bet, nu, turkai jie kuria tą savo, žinai, kad, sakykim, tą mums primtina tokį, vat, europietišką kalėną, tai ir gerus kalėnus iš tikrųjų sunku surasti. Atrodo, kitą kartą į kažkokią skylę įlendi, parūkyti to kalėno, kai tu ten randi to laiko kažkokio. Ir turėtų būti prastai, bet iš tikrųjų labai gerai, žinai, tai Ispanijos, sakyčiau, vat, nu, tikrai aukštas lygis ir pačio pakūrimo. Marbeloje iš tikrųjų esu, jau kada važiuoju, žinai, atostogauti, jau turiu vietą, kur ir parduotuvė yra, ir jie tą parduotuvį turi šalia patalpas ir kuria, tai labai labai patiko. Ja. Tai va, vienas iš momentų dar yra, kad tam toj pačioj bendruomenės Tarčišos, aš tikrai žinau, kad bus aptarta, kaip sakyti, ir geriausios kalėnų vietos. Nes kadangi bendruomenė šiuo metu, mes kadangi Lietuvoje startuojam, tai dabar ten daugiau gal turim lietuvių, bet ilgainiui tai bus tarptautiniai, nes tai yra pirmoji online kalėnų bendruomenė pasaulyje, realiai. Gerai, galim sakyti, yra Hookah John Circle of Friends, ten, tarkim, Facebook'e ar ne, bet tokia kaip mokymuisi skirta
vieta online, tai Starčiša yra vienintelė ir čia ne iš vieno žmogaus tą išgirdau. Tai dėl to būtent ten mes ir va tuo, ką tu pasidalinai dabar, ten tikrai galima bus dalintis ir jau yra galima dabar dalintis. Tai tom geriausiom patirtim. Pavyzdžiui, mano patirtis irgi yra labai panaši Italijoje, pavyzdžiui, Turkijoje. Nu, ta prasme, kur bloga pakankamai buvo, kur ten Italijoje, ten iš vis Romoje. Atsimenu, ten ant tokių dar taburečių vos nesėdė, atneša tas anglis, ten tas kalėnas irgi turbūt net nebuvo paruoštas mano, buvo kažkieno atneštas, sakau, tu bent tabaką kaitai, nei dūmų nieko nėra, ten, ta prasme, anglis irgi ten nudroštos jau. Tai sakau, galima anglis pakeisti 5 eurai, sako, papildomai, įsivaizduoju, tokį vašoj. Gerai, sakau. Aš pertrauksiu, tai pernai po ralių mes su šeimyna sugalvom važiuoti į Graikiją, žinai. Buvo iš anksto suplanuota kelionė. Ir turbūt vieną gal iš paskutinių vakarų, sakau, reikia, žinai, pasižiūrėti, ar yra kalinė Zakinte. Tai randu 2 ir nueinu jau ten kaljanų, žinai. Tai tas ten barmenas, šefas, koks jis ten, žinai, supervisoris, pečiais pagūšiu, sako, nu turim ten tų kaljanų, sako, va moteriškai ar pakurs išėjo jinai pradėjo rusiškai, žinai, kalbėti. Tai aš įsiaiškinau, kad jinai ukrainietė, ten 7 metai jau Graikijoje gyvena, žinai, prisidėjus ten tokių kibirų tų tabakų, tai ten vienas iš pagrindinių, kaip ir minėjai, tas Lov 66, žinai, leidu postyti, bet sakau, leiskit man pasikurti, tai restorane turiu dar nuotrauką. Restorane aš video neturiu. Restorane į virtuvę ėjus, kur maistą gamina aš kaljaną, kuriuosi savo nesleidu, nu, pasiprašau, nes kitą kartą sakau, nu, ir aišku, ten nebuvo labai jau, kad skanus, žinai, nes, nu, tie skoniai tokie ir tie kaljanai tokie silpnesni, bet pavyko ten. Tai mes su Katrina buvom Turkijoje, atsimenu, prieš porą metų, tai viešbutį, nu, kiekvienam viešbutį realiai yra čiūvas, kur kuria kaljanus. Ateinam pirmą dieną, nu, kiek čia tas kaljanas, ten kiek ten, 10 ar 15 eurų, ar 12 kažkas tokio ten. Nu, iki 20 būtent. Jo. Pasidomėjom, nu, tai okei, šiandien dar kol kas nesakom, pasižiūrėjau tabakus, ką turi, iškart viską parodė, matau, kad jau garaže maišytas, nes net nesuprantu, tu parodo, kad čia alfakeris, o tai iš tikrųjų bibakeris. Nu, pas juos ten kibirais, jau kas kuria, tai ten kibirais, ten tie tabakai ne iš pakelių, jau jie nekuria. Melasos gal nusiperka, žinai, ten to tabako irgi gauna per šoną, ten jiems centus kainuoja, taip ir gaunasi po to ten. Tai... Tarp kitko apie tabakų kainą. Tai esu 1 kilogramą, gal net to pačiu Lov 66, dar čia kokie 5 metai atgal, Tuniso oro uoste pirkęs už 5 ar 6 eurus kilogramą. Dėžutė, jo. Tai ką jau uždirba? 5 ar 6 eurai tabakas. Kiek euras? Oro uoste. Kaina turėjau būti. Tai gal ten mieste būčiau tą kilogramą radęs ir už trajaką. Bet visokių buvo, ten tų skonių ir tų firmų. Tai mes Turkijoje, atsimenu, ir kas yra irgi svarbu žinoti, reikia būtent kur pirkt ir kokį pirkt. Aš čia neatskleidinėsiu, galėsiu čia atskleisti, ar šišui. Nežinai, čia toks maždaug užmetu, kad ateitų paskui važiuoti. Bet principė radom, kur nusipirkti tabaką, žinau, kokį pirkt. Tai nusipirkom, atsinešim, sakom, žiūrėk, sumokam tą pačią kainą, nes, nu, blemba, moki, gaidį ten tą gausi, žinai, dūmų nebus. Mes net, man atrodo, iš jo tabako vieną vakarą 2 kalėnus pasiėmėm, žodžiu, pakūrė, jisai ten nei dūmo, ten nieko, nu, ten tragedija yra. Ir skonis dar, kaip ten bato kažkokio, žinai, prakiurusio. Smalos ten net nesuprasi. Tai tą jau normalų, oficialų, nes oficialaus reikia, nu, nes paprasčiausiai niekas ten to vardo nenori gadintis, jeigu jau normaliai gamina. Atsinešim, žiūrėk, mes pasidarom šito, tu kaljanus mums išnuomoji, tai žmogus sutiko, dar laužėsi, jis ten nesprasiko, nors pliusas didesnis. Tai kai pasidarėm, tai dar galėjai kažką tai ten, žinai, bet irgi, nu, ten apie kainas kalbant, tai ten tikrai gerus kainos ir nu, normalu yra, nes, nu, taip. Tos šalys ant to ir paremtos, ant to ta kultūra kitaip ten vystoma. Tai ką, Tomai,
mūsų, kaip sakoma, šiandienos laikas jau pabaigą? jau į pabaigą, bet kokiu atveju aš esu labai laimingas, kad tu sutikai, neišvažiavai, kaip sakoma, tą kitą veiklą vykdyti. Tai labai ačiū ir, palinkėjimą kokį pasakyk, Starčišai, mums čia visiems, kaip sakoma, bendruomeniai Kalėnų, visiems, kurie žiūri, lietuviam, nes lietuviškai kalbam, tai lietuviai ir žiūrės. Taip. Tai turbūt svarbiausias palinkėjimas, kad tavo šitas projektas įsivystytų į didelį projektą, iš mažo į didelį. Tai čia turbūt yra svarbiausias ir kad žmonės, klientai, nariai, kaip sakant, palaikytų. Tai aš prie to prisidedu. Ačiū. Ačiū tau.